Tu vakar, nu gerai, vakar belė koks čiopas iš tikrųjų buvo, pizdu neslėpsiu, sunku tą gerą treidą pagauti buvo. Čia nuo breakerio 5 minučių ėmiau irgi Drone Liquidity, turėjom gerą maudiklėlę, man padarė. Paskui viską re-evaluatinau ir pamačiau tiesiog, atsimenu, kai ką pastebėjau seniau, kai treidindavau PD nuo PD. Padaro vieną PD, marketas, lūkti apačią, padaro dar vieną PD. Tai tu visada, kai gaudai treidą, gaudai nuo pirmo PD, kad tavo stoplosą visiškai sumažinti. Tai realiai šitą stoplosą langelį mes turėtume biškai dar pajudinti. Bet tas man atrodo, ten nereikia, kai tai būti. Ne, va čia žodžiu. Žodžiu, įėjau nuo šitą breakerio, šitą setupą, bet aš nesuprantu, kokios langelis man nerodo normaliai čia viską. Žodžiu, iš naujo to langelio sudėsim, iš čia kiberas kažkoks gaunasi. Žodžiu, bonapu. Čia bona mano šūvai ir aš jam turiu pizdi pastovėdėt, nes jis kažkokia tik reizį šūdą daro, tai lempą graužia, tai dulkių siurblį šlangą nuėdė, tai rankšas tai dar graužia. Žodžiu, nesvarbu. Pradėkim nuo ten, ko mes turim pradėti. Ir pasakykim, paaiškinsiu jums savo įvykių minčių procesą visą, ne? Pasijungiau šitą daiktą, pamačiau, opa, accumulation, manipulation, distribution, bet mes čia palikom equalaus. Nepasižymėjau. Tai aš dar čia dar vieną palikom. Aišku, S&P šitą išskirti, dėl to visą kainą į viršų, nes dėl bendros valiutų koreliacijos. Nu, aš šitokį bairį pamačiau, laimutį galvoju, blėt, nebuliš mes. Nes atsiminkit, jeigu būčiau longadėjęs, aš būčiau longadėjęs į kitų hais. Ne? Gerai, kad nedėjau. Tada ateinu, taip apsiuostau ir žiūriu, blėt, mesgi turim dar vieną PD čia. Šitas order blokas, bet pažiūrėkit į 4 valandų čartą. Order blokas. Tai kaip čia taip dabar laimėtų? Iš viso? Ahuėlinas. Tai va, aš kai pamačiau, kad kaina kyla kiaurai per šitą order bloką ir pažiūrėjau, kad šitą candlestiką dar laiko buvo likę apie 2 valandas. Aš buvau pozicijoje toj savo, aš galvoju, nublema, mes turim rejectinti nuo šitą, nes šitas padarė displacementą į apačią, šitą fervelo gapą ir iškirto šitos slow resistance liquidity. O kadangi juos iškirto, bet paliko šitą main liquidity, reiškia, mes turim eiti apačioj, tai mes dabar retracinam. Mes taip ir padarėm, mes retracinam. Tik aišku, vėl ir čia, pažiūrėkit, kokį candlestick, koks price actionas, grinai tiesiog rodo, kad davai laimuoti, selink mane. O aš ne. Aš sakiau, eik aš tavęs neselins, tai apipisa mane. Bet viskas ok, sakau, aš tą setupą mačiau, aš jį medžiojau, viskas normaliai, viskas gerai man čia išėjo, aš visiškai patenkintas savim, visiškai džiaugias, kad taip išėjo, tiesiog išėjo taip, kaip turėjo išeiti. Čia šitą, net čia net prasitęsiau. Žodžiu, vis tiek atsimenu, kas darysiu, čia 4 valandų order blokas, pasirašysiu aš. Paugy. Tai va, order blokas yra valid tik tada, kai, tarkim, va šitas visas darinys, čia yra vienas order blokas. Tik ant 1 valandos jau neberodo kažkaip propal maksim su visom maksim. Pakyla flukt į apačią ir iškerta kažkokį tai low. Bet turi iškirsti intermediate term low. Dabar aš jums paaiškinsiu. Čia yra STL short term low. Čia yra short term low. Šitas va būtent.
O čia mūsų mylimi bachūrai yra intermediate term low. Čia kainytė fūkt varė apačią, padarė short term low, dar lower low ir dar short term low. Tai va, kai šitą kerta, mes ieškom setupuko čia. Va taip va. Ar būtume galėję gauti šitą setupuką? Palibasą seniukai būtume galėję gauti, tai ta, kad jau biški per vėlų buvo. Tada pisame apačią čia dar ir mes šitą, kai kertam, aš žinau, kad kaina eis žemiau, nes mes jau break of market structure padarėm. Tai nuėjom čia, palikom equalaus, retracinam čia, 0,79 extensionas, order blokas, drykst, matot, kaip bodžiai, gražiai su order bloku 4 valandų draugauja. Tai čia yra mums patvirtinimas, kad kaina nori suktis atgal. Bet kadangi laimutis yra toks, koks jis yra, vakar prapiso vieną treidą, antrą treidą, ėmiau dar su blaivę galvą, bet paskui mane biški užklupo emocijas ir taip treidinu, galvoju, davai seniukai, ką tu čia darai? Ir čia va visas tas mano emocionalus treidinimas, kurį matot, aišku, labai daug aš čia netreidinau, pradėjau anksti save pagauti, kada aš treidinu, tai va vieną šitą turėjau, šitas va vienas legit buvo, 7 pasėlinau, kai savo stoplosą aš padėjau tiesiog order bloko viršų. Aišku, tas mano stoplosas gal, kada jis normalas buvo? To aš parodysiu, kol tas mano breakeris buvo. Mano breakeris va čia buvo. Aha. Šitas ringas buvo tai, ko aš vadinu breakeriu. Kai tokia milžiniška konsolidacija, tiesiog taip čopina presectionas, aš tiesiog jėmu ne vieną candlestick, o visą konsolidaciją. Man geriau yra surizikuoti ir pasidaryti šiek tiek didesnį stoplosą, duoti kainai pakvepuoti, nei uždusinti tą kainą ir be jokio ryšio paskui būti. Tai va, čia pasižiūrėjom, kad čia yra minus BR breakeris. Tai va, kai kaina pramušo 0,5, uždarė šitą, aš midline dėsiu, kad jūs matytumėt. Bet čia vėl, čia viskas yra tik nepasitikėjimas savim, čia man tas pakišo koja. Nes būtų džiaugas reidas čia paės man. Tai žodžiu, uždarėm aukščiau 0,5. Matot, kur aš nesupratau. Ai, supratau. Aš kažkokiu būdu aš čia pasėlinau, tik aš nelabai atsimenu. Jo, atsimenu, kaip aš neatsiminsiu. Žodžiu, kitas presectionas buvo kaip čia toks, čopino taip. Na, kai galvoju, mažą fairvalą gapą mes ten turėjom ant 2 minučių. Čia kažkokį tai breiką buvom padarę va čia va. Tai galvoju, aš čia galėjom pridėti ir čia stoplosą uždėti, bet taip čia toks greitas expansionas buvo, tai pabūgino visą programą ir tas candlestickas čia buvo man minus 500 rodo, blėt galvoju, nesąmonė, einu nachui. Perkroju visą programą ir žiūriu, kad viskas normaliai, tenai 208 man atrodo minusą tik buvo, kadangi stoplosas buvo čia. Tai šitas jau man buvo 400 centais losas. Ir tada aš pasėlinau, kai mes grįžom atgal į šitą order breaker bloką. Paėjo, čia aš vis apsidžiaugęs laimingas buvau, kad va čia viskas gerai. Paskui čia apsukinėt, kai čia uždarėm, aš viską per evaluatinu. Galvoju, mes esam pirmoj tik valandoj 4 valandų candlestick, man reikia leisti kainai pakonsoliduoti. Nes jeigu ta kaina pramuš šitą order bloką, va šitą teritoriją, reiškia, tas order blokas nevalid yra ir kaina nori aukščiau eiti. Tiesiog galvoju, kas gali blogiausia nutikti. Ką aš prarasiu, kiek ten, 500-600 dolerių. Tiesiog, čia dar 1% tiesiog, ta mano account'ai yra, tai pocho man, negaliu leisti aš tai savo, nes turiu ant mėnesio optaną apie 10 štukių.
Tai va, čia padėjau savo stoplosą. Čia va Indris, sakykime, buvo, čia mano stoplosas toje vietoje. Nu, čia aš nežinau, ką jūs galvojat, bet man čia žiaurus treidas buvo. Iki čia. Iki ten, kur aš planavau. Dabar pasižiūrėkime. Su to pradiniu risku, su kuriuo aš pasėlinau. Su 7, ne? Aš žinau, ramekas seniukai, neišsigaskit dabar, ką pamatysit. Aš vakar pamačiau irgi biškai 3 kelnes, bet čia normalu. Treidini toks gyvenimas, už nekantrumą susimokė. Kad gerai, kad ir čia, va. Aš pakėliau tą savo stoplosą iki šitų hais, gerai galvoju, jeigu hais, jeigu pramuš, tai viskas, tada nebėra prasmės man čia net streidyti. Ir tada kaina pakilo, vos šitą pramuš ir aš nuėmiau tą poziciją, va čia, va. Paskutinės 3 kontraktus, man atrodo, jo, nupirkau iš čia, va, žiauru. Čia, žodžiu, 7 sėlinau, čia 2 nuėmiau apsišykęs, čia dar 5 nuėmiau apsišykęs, paskui žiūri leistis pradėjo, 3 pasėlinau, paskui apsišykęs dar 3 pabainau. Nu čia nesąmonė, yra taip negali daryti, uždedi poziciją, nesvarbu kokį dydžių tos stoplosas, jeigu iš anksto numatai, bajas pasitik ir laikai. Nedaro tokių fūdų, kaip aš čia padariau, čia nesąmonė, ir čia nėra netreidinimas, čia yra emocionalus gemblinimas. Šitas ir šitie treidai buvo pateisinami, o su šitais aš net nežinau, ką aš čia dariau. Bandžiau prisivyti savo losas gal, bereikalo, kam? Tiesiog va šitą aš turėjau palikti su tokį stoplosą kiaušinį nesu. Tai va, 212 taškų. Pasėlinkim, aišku, 7 kontraktai įnešu mano pozicija buvo, nes vakar high probability day man buvo, nors ir naujienas kažkokios tai buvo. Tai va, 5 šiam, sakykime, viskas, ne? Ir tai profitas ramios 3 štukės. Blet, Teltonikui tiek pamainos vadovai 2 sudėjus, man atrodo, uždirba. Tai va, žodžiu. 1/5. Nu, mano standartinis setupas 1/5 yra. Aš vakarą po viso savo treidimo dienas einu namo ir galvoju, blet, kaip man reikės YouTube šitą video kelti ir paaiškinti savo treidimą. Nu, gerai, tipo, nu, įkelsiu, pasakysiu, kas čia nutiko, bet ant kiek man gėda bus, nu, ir iš tikro gėda ir nesmagu yra, kad, nu, tipo, nueina ten, kur turėjo nueiti, bet tavo baime tau neleido visą tavo profitą susirinkti. Nu, čia taip neturėtų būti. Jeigu aš pakeliu savo kontraktų skaičių, iš karto aš turiu omeny turėti, kad ir mano rizika didesnė bus. Jeigu būtų standartinė mano rizika 5 kontraktai, tai mano rizika kaip 5 kontraktai. Man tas gal vakar nedėjo galva, nes čia pirmą savaitę yra, kai kontraktų skaičių aš savo keliu visada ant 5 treidindavau. Tai man toks losas man visiškai neįdomus būtų, būčiau palikęs ir pochų būtų buvę. Žodžiu. Esmę supratot, mano bajas irgi čia viena aiškus ir clear buvo, čia nebuvo ko nesuprast. Gal net neaiškinu, bet paaiškinsiu dabar. Akumuliavom, manipuliavom distribuciją į viršų. Vėl tas pats Dreiko Bibio patyrimas kaip ir aną dieną. Šiandien, kas mūsų laukia, paukit, gerai. Nutrinkim viską ir galėsim dabar paspekuliuoti. Dabar padarysim tai, dėl ko mes čia visi susirinkom. Aš noriu atėjaučiu pamatyti, kaip aš judesiu skolinu. Nes tu, jeigu nekolini judesiu, tai tu didis netreideris vis. Gerai, tai aš jau nesakysiu čia. Updatinsiu. Tai tą kaip padaryčiau. Bet tai geriau padaryti. Pizdu, nutrinkim, ne man ten nereikia. Na ką, seniaukai.
Einam į daily chartą. Daily chartas tai dar pizdi. Man atrodo, kad mes šiandien rinksim šitą visą didesiuką. Aišku, štukės pointų per dieną mes nepakeisim, mes turėtume užlaginti kažkur čia gal, aš taip manau. Nes pagal weekly ar monthly mes puikiai rejectinam tą rejection bloką. Šitą va, candlestiką. Aišku, žemiau mes šiek tiek turėtume būti, bet tas mėnuo va puikiai rejectinam. Kai sakiau, nuo mėnesio pabaigoje mes turim pakilti ir uždaryti kainą žemiau šito open. Tai rodo candlestiką. Mes taip ir padarėm, žemiau darėm. Reiškia bullishness, mes rejectinam. Tai norim, nenorim, turėsim grįžti į monthly internal range per galo gapą, kad nu čia papeikinti biškį viršų. Tai mano bias tas, kad mes turim čia nusileistis, yra legit, turim balansuoti šitą imbalansą. Galbūt reikėtų naujienas pažiūrėti, ką mes šiandien turim. Nu nieko, turim contract switchą, tai contract switchas, čia jis dar žinokit, kas kartais būna su contract switchas. Aš nenustepčiau, kad visas tas foodas, ką mes dabar darom dėl contract switcho, yra mes atitinkamais kontraktais, kaip ir sakiau, su seasonal tendencies, atitinkamas kontraktas, atitinkamas marketas sentimentas būna. Ok, na, visai kaip reikia. Tai va, toks sentimentas, grįžom į daily fair value gapą, konkrečiai dėl LNK seniukai rejectinamės į. Ir dabar turėtume nuo jo į Tartaro gelmes keliauti. Matysim, kaip šiandienas price actionas, ką mums sakys. Jeigu mes kainą uždarom žemiau šito candlestico su bodžiu, reiškia mes keliaujame Tartaro gelmes, turim čia sureaguoti, čia likvidumą surinkti ir ant monthly internal range per value gapą. Ir tada tiktais mes kilsime į viršų. Nes kai daro tokį low resistance liquidity, nu visada kaina turi sugrįžti, kad ir va čia pavyzdys, akivaizdžiai, spįsti grįžo. Bet turėtų būti dar kažkokia manipuliacija prieš neįram. Tai realiai turėtų gal būti kažkas tokia iškreta čia, ant contract switch čia grįžtam, kokį vieną iš jų iškretam ir tada į apačią. Ne, bet aš tikėčiau, kad šiandien Tartaro gelmes keliausim, kol mes low ir low čia padarėme. Žiūrėkim, low. Koks jūs low? 471, low 470. Tai mes tiek 5 centų tik low ir low padarėm. Palaukit, kiek atsiliepam. Alio. Abuose. Treidino mokaus apvalgą daros. Kas yra? Nu, okei. Tai va, žodžiu. Tikimybė mano daugiau nei mažiau yra, kad mes neeisim į Tartaro gelmes. Bet prieš neriant į Tartaro gelmes aš norėčiau weekly chartą aišku įsijungti. Ir pasiimam šitaip, pasikvadrantinam arba all. Ok. Nu, tipo jo, nusileido mes į tą weekly range 0.3, 0.2, čia yra thank god it's Friday satukas. Bet mes jau šią savaitę jau turėti negalima, nes penktadienis buvo down day. Pagal visas ICT konceptus čia. Pažiūrėkim, kad tas Dundas Dog. Čia Sunday. Open high. Jo. Jep. Taip galvoju. Pagal mane mes
Pystelsim biški čia, mitiguosim losus ir tada, čia kažkur, jo. Aišku, čia manipuliacijas swingomis įimsim. Kiek čia extendins, tokia pat swingą projectinsim čia. Tarkim, pavyzdėlis. Aišku, aš YouTube čia nieko nepasakau, vis tiek tas pat dydis gauna. Nes bajas mano keičias kartais, o taip, įsam čia, čia tokį, čia driks padarome, tada ją pačią, ne. Kaip jūs nuspėtumėt, kiek kaina eis apačią? Aišku, jūs Fibonacci čia brėžtumėt, ką žinau. Aišku, esat gambleris belė koks, nuo čia iki čia Fibonacci, iki 0,62 turbūt eis, čia, matai, profitas bus. O kad kaina nori tik diskontą padaryti ir atjektinti kitą pusės nepagalvoju. Taip jums išmaudo. Bet laimutis, būdamas protingas, driks, nuo čia paima ir driks projekcinam kainą. Ir man, va čia duodu, vat pasirodo ne 0,2 kažkur šitoje vietoje. Matai kaip? Tai va kaip. Ir aišku, 1,5 bus va čia kažkur šitą laus, kuris mes čia mes turim paleisti. Čia atrodo, kai iranietiškas pavadinimas, kokios nors parduotuvės. Gerai, žodžiu. Nesvarbu, kaip tai atrodo. Žodžiu, mano bajas kol kas yra miškiukai. Pasižiūrim. Dabar. Tiesos akimirka, Bono. Tiesos akimirka. Žiūrėk, kaip tavo šeimininkas varo, kai žvėgi šiandien. O taip, bum. Jamat. Ne nuo valandinio čarto open, o nuo minutės. Nes šitas skirsis. Dryksta, ateina čia. Fukt, open. Na ką, mes turim akumuliatorių, manipuliatorių. Va šitą įsijungs biškį lengviau bus, ne, žiūrėk, manipuliatoriaus neturim, bet pizda kaip aukštai manipuliatorius. Tai va, akumuliatorių. Tai dabar turėtų manipuliatorių būti ir distributatorių. Tai realiai šitą manipuliaciją swingą visą. Ir čia skaitas kaip manipuliacija, mes braišim į apačią. Kad žinotume, kur kaina projectintis ir kur jinais. Po šitokių mišlinų judesių į apačią aš pozityviai nusiteikęs, kad šiandien short profilis bus. Jo labiau mes čia darom kažką, čia ne low resistance papildyti yra. Viskas aišku priklausys nuo to, ką mes padarysim čia. Realiai visą šitą rangą turėtume atsižymėti 0,5. Ir tiesiog stebėti, kas tą kainą darys. Tai realiai virš 0,5. Aš tai padarysim, kad biškį būtų lengviau. Man tai ahuienai taip yra, bet jums gal reikia. Čia tegu būna žalia, ne? Čia tegu būna raudona. Ir čia tegu būna raudona. Ir dabar mes biškį uždedam backgroundas. Čia biškį netaip backgroundas. Ir tai ką man tada žalia daryti? Va. Raudona teritorija yra, kur jūs prisėdat savo pimpalus ir nieko nedaro. Kai kaina čia pakyla, tada va ieškot, kur nuo čia pasėlinti. Tai va čia, tarkim, pakylat ir man didžiausias konfluencas būtų Optimo Trade Entry, čia Adana. Ir dabar va žiūriu, nuo kur mes čia galėtume rejectinti labiausiai. 0,7, 0,5 yra tai, ko jūs labiausiai ieškot, nes čia pats geriausias jūsų entry būtų. Tai aš realiai va nuo šitos vietos kažkur aš ieškosiu, kur pasėlinti. Šitas dalykas yra mitigation blokas. Šitas visas bearish canvas.
nes kaina pasiuntė, tai algoritmas pasiuntė kainą aukščiau, bet jį nebreikino šito high, o jeigu dar čia SMT buvo, tai ne, nebuvo SMT čia. Ką? Ne, nebuvo. Tu savo išsigandau, galvoju, SMT buvo, galvoju, garantuotas šortas šiandien. Bet ir šiaip tas šortas garantuotas. Bombos krenta, visokie šūdai vyksta, čia imkiu kapitalizuoti šitą marketą. Man įdomu, ką šiandien naujienų turim. Tipo high impact news, bet toks čia toks dalykas yra, kur visiškai nieko gero. Na, aišku, kažką tai padarys, bet gal nelabai. Kokios ten naujienos. Nu, vėl Izraelis ant Irano bombas meta. Bombos. 2,4% gamyba Europai sumažėjo, čia Forex gal labiau aktualu. Euro area international trade and goods surplus 9.9 billion. Tipo per daug pagaminam. Europa turi daugiau nei kažkas perka iš jų. Bank of England Ipsos inflation and attitude survey. Italian foreign trade and import prices. Iran launches hunted drones at Israel in response to missile attack as markets reel down. The key question for markets following Israel's strike in Iran and how much Palestinians will get stays as Israel is launched. Na žodžiu, gali būti nusiteikę geram party dropui, nes iš to kaip viskas skamba ir kaip Izraelis nusiteikia, kaip užsispyrę ožiukai ant šitą visą reikalą, kad Iranas neturėtų branduolinį ginklą. Tai manau, kol šitą dalykai vyksta, bus neaiškus price actionas, tiesiog dešradiniai žemė. Dar kas, na šiaip ir iš Biblijos, tarkim, paėmant Izraelis visada pykos su filistiniečiais. Nu, tiesiog didžiausi priešai buvo visada. Filistinai išvertus yra palestiniečiai. Tai žodžiu, ta žemė, kurioje dabar gyvena Izraelis, yra Dievo pažadėta izraeliečiam žemė. Buvo pasakyta, kad jie iš ten išvarys ir nugalės filistiniečius. Net yra sakoma apsireiškimo Jono knygoje, kad visas pasaulis sukils prieš Izraelį, bet niekas nesigebės jų nugalėti. Tai manau tai, kas dabar vyksta, nes tai ir matom, nes net artimiausi Izraelio draugai turėtų prieš Izraelį atsisukti, nes jis nori pasaulinį karą pradėti, tarkim, Amerika prieš Izraelį atsisuks, Iranas 20-30 metų pjaunas, neaišku dėl ko. Matau, Izraelis pjausis su visom šalim, kurių vėliavoje yra žalia, balta, raudona. Visos arabų šalis. Pažiūrėkit Palestinos vėliavą. Jungtiniai Arabų Emiratai, žalia ir kardas kažkoks, Iranas, balta, mėlyna, žalia, Irako, biški kitokia, ten sijoną, man atrodo, yra. Na, žodžiu, esmė suprato, tai va. Per daug neįsiterpsiu čia. Gerų dešrų, gero alaus, nes šiandien penktadienis. Gerų visko, žodžiu. Tai va. Net, ką pasakyti. Netridinkit kaip aš, tridinkit kaip jūs. Davai.